Labą dieną, gerbėmieji mano rinkėjai. Noriu save prisistatyti. Esu Tatjana Žgunova, gimusi 1959 metais sausio 9 dieną Klaipėdos mieste Lietuvoje. Mano motina yra Irena Žgunova, tikra lietuvė, gimusi Plungės mieste Klaipėdoje 1931 metais. Mano tėvas Vasilijus Žgunov, gimęs Rusijoje 1920 metais, 2003 metais mirė. Buvau ištekėjusi, turiu nepilnametį dukrą Dianą, kurie lanko gimnaziją. Savo darbą pradėjau Klaipėdos jūrų prekybos uoste, į kurį atvykau baigusi Odesos laivų jūrinį inžinerinį institutą. Šitam institutą įgijau inžinerinio vandens transporto inžinerinę kvalifikaciją. Savo darbo karjerą pradėjau 1981 metais Liepos 1 dieną. Dirbau Klaipėdos prekybos uoste labai sunkią darbą, surištą su iškrovimu, pakrovimu, su laivų atvykimu, transporto, komercinės dokumentacijos įforminimu. Kadangi puikiai žinau anglų kalbą, tai buvau iškart paskirta dirbti transporto ekspedicinės kontoros viršininko padėjėja. Po kelių metų buvau neteisėtai atleista iš šitos įmonės, kadangi pradėjau kovoti su vagystėmis, su neteisėtais įformintais dokumentais, su sukčiavimu. Tačiau po 9 mėnesių buvau statyta į darbą. Išėjau į darbą, pirmą dieną mane neprileido prie darbo, atėmė praėjimo leidimą ir vėl neteisėtai atleido iš darbo. Kadangi ta tendencinga istorija buvo pagarsėjusi, teko važiuoti į Maskvą pas tais laikais jūrų ministeriją, pas ministrą Volmerį, kurie per 1 minutę atstatė visos mano teisės ir paskyrė mane dirbti tarptautiniai perkėlai Klaipėda Mukranas. Tai buvo visiškai nauja šiuolaikinė keltų linija tarp Vokietijos ir tuometinės Tarybų sąjungos. Toje jūrų perkėlai pradirbau labai sėkmingai, pasirodžiau darbe, buvau pervesta dirbti į Lietuvos jūrų laivininkystės laivyno departamentą. Šiame departamente man taip pat buvo suteiktos teisės įgaliojimus dirbti labai sunkiai atsakingą darbą, tai yra konteinerių skyriaus menedžerė, kurie funkcijas buvo valdyti didžiausią konteinerinę parką, apsirūpinti konteineriais, turėti glaudžius ryšius su agentais Vokietijoje, Rusijoje, Tarybų sąjungoje ir kitur. Šią atsakingą darbą vykdžiau iki mano išėjimo į dekretinės atostogas. 1997 metais išvažiavau gyventi į Vokietiją, kur pagimdžiau dukrą, Vokietijos Respublikos pilietę. Po kažkiek tai laiko vėl grįžau į Lietuvą ir tęsiau pradėtą darbą konteineriniam skyriui Lietuvos jūrų laivininkystėje. 2006 metais sausio 13 dieną buvau neteisėtai atleista iš darbo, laikė mano nedarbingumo laikotarpį man gulint ligoninėje. Po 3 metų buvau grąžinta į darbą, aršiai kovojau už tą teisę. Tačiau Klaipėdos apygardos teismo teisėjas negrąžino mane į darbą, nors ir priteisė visą už padarytą pravaikštą uždarbį. Po to, likusi gatvėj, be darbo,
buvau priversta ieškoti pagal savo kvalifikaciją ir žinias darbą offshoriniai kompanijai, kuriai dirbau laikę apie metus. Iš ten išėjau tik dėl to, kad pastebėjau, kad šioje kompanijoje yra klastojami transporto dokumentai, padirbinėjami parašai, vyksta klientų apgaudinėjimas. Todėl padaviau pareiškimą, kad negaliu daugiau dirbti šito įmonėje ir išėjau. Sekantį dieną įsidarbinau konteineriniai Prancūzijos linijos Marcel Lietuva firmoj, kuri buvo surišta irgi su konteinerių pervežimais. Iš tos firmos buvau neteisėtai atleista, kadangi direktorė suklastojo mano darbo sutartį, savo egzempliorių įrašusi 3 mėnesių bandomojo laikotarpiu, o mano egzemplioriui šitų apribojimų įrašyta nebuvo. Vyko konfliktas, kurie iki šiol nagrinėjimas teisme. Po to suradau darbą kitoje firmoje, kurie priklausė Olandų savininkui UAB Simon Lowes Logistika. Šitoj firmoje pradirbau irgi 3 metus. Bet kadangi laikė nedarbingumo laikotarpį buvo neteisėtai atleista, o savininkas, paėmęs visus dokumentus, paspruko atgal į Olandiją, teko bylinėtis teisme vos ne 3 metus. 2011 metais gruodžio 15 dieną buvau sėkmingai grąžinta į darbą, buvo priteistas atlyginimas už padarytas pravaikštas priverstiniu būdu. Po to apie pusės metų stovėjau darbo biržoje ir registravosi kaip bedarbė. Nuo 2012 metų balandžio 13 dieną įsidarbinau UAB Smart Solution administratorė. Šias pareigas vykdau iki šiol. Esu neteista, sąžininga, pareiginga. Laisvai kalbu rusų, lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis. Orientuojasi situacijai. Galiu pritaikyti visas savo žinias darbui, sekti karjeros laiptais. Turiu didžiausią motivaciją darbe. Mėgstu dirbti, noriu dirbti ir galiu dirbti taip, kad atnešti pelną bet kokiai kompanijai. 2011 metais rugsėjo mėnesį įstojau į politinę partiją Drąsos kelias, kadangi supratau, kad kovojant su supuvusiai teisėtvarka labai sunkiai pasiekti rezultatą ir labai sunkiai kovoti vienai. Tik bendromis jėgomis galėčiau įgyvendinti tą, ką pamačiau besibylinėdamas į teismuose. Korupcija, neteisingi teisėjų veiksmai, nevienodai taikoma praktika, išskirtinis dėmesys nusikaltėliams ir nesąžiningiems žmonėms, tikras apgaudinėjimas, suinteresuotas bylų vedimas, priimami šališki neteisėti veiksmai, neįgalėjimą įgyvendinti savo visus teisės, didžiausia biurokratija ir daug ko pamačiau supuvusiai teisėtvarkoj. Verčia mane kovoti kuo aršiau, kuo daugiau, į kuo daugiau pastangų skirti paprastam žmogui. Mūsų visuomenė, atvirai pasakius, laikoma runkeliais, nesugebančiais apginti teisėtai ir teisingai savo teisės. Tuomi pasinaudoja policija, prokuratūra ir teismai. Tas, ką viskas daroma teisme, turi būti rauta su šaknimis.
prokurorai, kuriems pagrindinė funkcija yra ginti viešą interesą, to viešo intereso ne tik tai negina, bet ir nenori matyti. Kieno interesus gina prokuratūra, galiu pasakoti valandomis. Nusikalstamos grupuotės, kuriais įsivėlė į visas valstybinės institucijos ir sudaro tą didžiausią klaną, su kurio siekiu kovoti, būdama išrinkta į Seimą. Žinau, kad po 20 metų nepriklausomybės mes panaikinam ir palaidojam to, ko siekėm. Nepriklausomybė senai yra palaidota. Atgaivinti jos praktiškai neįmanoma. Todėl pirmiausias tikslas – viską rauti su šaknimis. Ta ir seksiu daryti Seime, būdama išrinkta. Būsiu labai dėkinga, jeigu jūs suprasit mane teisingai, nešališkai, galėsit įvertinti tą situaciją, kuri Lietuvoje, ir kaip aš aršiai pasiryžusi pasiaukoti tam, kad kiekvienam iš jūsų būtų šitoj Lietuvoje gera, kad jūsų vaikai nebėgtų iš Lietuvos, kad jūsų vaikai gyventų Lietuvoje, kad jūsų vaikai padarytų Lietuvą tą šalimi, kurie didžiuotųsi visi, kurie čia gyvena. Ačiū.